Labą dieną. Sveiki visi susirinkę į šiandienos webinarą, kurio tema yra mokestiniai ginčiai, ką aktualu žinoti. Mano vardas Laura, dirbu SitePro apskaitos programoje Debesyje ir taip pat noriu pristatyti tikriausiai daugumai gerai pažįstamą, ne pirmą kartą webinarą pas mus vedantį mokesčių teisės ekspertą, Vilniaus universiteto teisės fakulteto ir verslo mokyklos docentą Martyną Endrijaitį. Noriu paminėti, kad šis webinaras yra šviečiamojo pobūdžio. Ir webinaro metu bus aptarta PVM praktikos klausimai, aktualūs išaiškinimai, PVM nulinis tarifas ir PVM atskaita. Taip pat bus pristatytas dividendo apmokestinimas, pelno mokesčių, pajamų mokesčių bylos, turinio viršenybės prieš formą principo taikymas ir kiti aktualūs klausimai. Pranešėjas atsakys į klausimus webinaro pabaigoje, tai labai raginu juos užduoti chat skiltyje arba Q&A skiltyje. Ir taip pat norėčiau pakviesti registruotis į artėjančius webinarus, kurių esame suplanavę taip pat nemažai kartu su Martynu. Tai Martynai, eteris jūsų. Labą dieną, dėkoju už pristatymą. Tai šios dienos tema yra mokestiniai ginčai. Pradėsime nuo pridėtinės vertės mokesčio. Na ir kaip visada, šių nemokamų mokymų tikslas yra didinti mokesčių sąmoningumą, finansinį raštingumą, dalintis mokestinėmis žiniomis. Na ir tokiu būdu prisidėti prie savišvietos, prie mokesčių reikšmės valstybei supratimo didinimo. Tai kaip Vilniaus universiteto teisės fakulteto ir VU verslo mokyklos docentas, pasidalinsiu teismų praktiką, viešai skelbtais sprendimais, kurie pateikia tam tikrus svarbius išaiškinimus. Ir pradėsime nuo pridėtinės vertės mokesčio. Ir būtent pirmasis klausimas tai yra PVM 0% taikymas, kadangi būtent šis klausimas kelia ir tam tikrų neaiškumų tiek ir pačiam verslui, tiek ir teismuose ta praktika kinta. Todėl pirmiausia dar priminsiu svarbią nutartį, apie kurią esu pasakojęs, bet dar kelis akcentus pridėsiu ir tada keliausime prie kitų nutarčių. Tai pirmiausia, PVM 0% Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika paskutinius kelis metus yra linkusi, suformulavusi tam tikras sąlygas, kai už prekių išsiuntimą ar išgabenimą į kitą valstybę narę yra atsakinga būtent šių prekių įgijėjas. Tai po to paminėsiu ir kitą atvejį, kai pats prekių siuntėjas būna atsakingas, bet šiuo atveju buvo daugiau neaiškumų, kai yra atsakingas pats prekių įgijėjas. Tai realiai, kaip ir skaidrėje parodyta, tai iš esmės tai yra atvejai, kai teisė disponuoti prekėmis įgijėjams, jų vardų veikusiems asmenims, ar nebuvo perduotos įmoniai pardavėjai, perdavimas įvyko priklausančiame sandėlyje, šias prekes pakraunant į pačių įgijėjų transporto priemonės. Už prekių užgabenimą į kitą valstybę narę buvo atsakingi įgijėjai, tai čia būtent kalbam apie gabenimus į Europos Sąjungą, į kitą valstybę narę, tačiau prekės nebuvo išgabentos. Tai ką reiškia tokia situacija? Tai dabar pakalbėsiu apie ją, vėliau pristatysiu kitas kai kurias naujas 0% PVM bylas, trumpai pavyzdžius. Tada pereisime prie PVM atskaitos šiek tiek, ir po to kitus mokesčius, kiek spėsim. Tai grįžtant prie šitų trijų sąlygų, tai pavyzdžiui, Lietuvos įmonė, tarkim, kaip pardavėja, jinai vykdo tiekimus prekes perdodant kitoms ES valstybėms narėms, ten tarkim Latvijai, Estijai, Lenkijai ar kuriai nors kitai valstybei. Ir Lietuvos įmonė tokius pardavimus, žinoma, kvalifikuoja kaip tiekimus ES viduje, taiko 0% PVM tarifą. Ir tarkime, tokius tiekimus mokesčių administratorius ar neįvertina ir nustato, kad prekės nebuvo išgabentos iš Lietuvos. Tai mokesčių administratorius, aišku, jisai priima sprendimą, kad tokie tiekimai turėjo būti apmokestinti standartiniu PVM tarifu, ir pareiga sumokėti tenka Lietuvos įmonei pardavėjai PVM. Tai mokesčių administratorius remiasi įrodymų visuma, paneigdamas Lietuvos įmonės ar ne pardavėjos tvirtinimą dėl prekių užgabenimo iš Lietuvos teritorijos. Tiesiog nustato, kad prekės neišgabentos.
Kaip nustato, tai tarkim, kaip teismai viešai skelbiamuose nutartise rašo, pavyzdžiui, vertina kitų valstybių narių mokesčių administratorių pateiktą informaciją, palygina Lietuvos įmonės pardavėjos pateiktus duomenis, dokumentus, nurodytus prekių gabenimo dokumentus, muitinės pateiktas transporto priemonių, pavyzdžiui, valstybinius numerius, konteinerių kodo atpažinimo sistemos duomenis apie aktualius laikotarpius. Ir mato, kad prekės nebuvo išgabentos. Tai realiai, vis dar kaip ir liko toksai neiškumas, ar tokiais atvejais reikia įrodinėti, pardavėjo sąžiningumą ar ne. Tai dar, ankstesnėje praktikoje prieš kelis metus, tokiuose aprašytose situacijose mokesčių administratorius, ką rodo ir teismų praktika, iš esmės laikėsi pozicijos, kad konstatavus, kad ginčo prekės nebuvo išgabentos iš Lietuvos teritorijos, tokie ginčo tiekimai turėjo būti apmokestinti taikant standartinį 21% PVM tarifą ir tuomet įmoniai pardavėjai nepriklausomai nuo jo sąžiningumo, nepriklausomai nevertinam bei nepriklausomai nuo to, kas tiekėjas ar įgijėjas prekes gabeno, neturėdavo teisės taikyti 0% PVM tarifą. Tai, man kaip mokslininkui, kaip dėstytojui mokesčių teisės atrodytų tai suprantama, nes PVM yra netiesioginis mokestis, todėl iš esmės galutinio vartotojo mokamas yra ten, kur įvyksta vartojimas. Tai vadinasi, jeigu prekės nėra faktiškai išgabenamos iš Lietuvos, tai tokioms prekiams ir netaikomos 0% PVM tarifas. Kaip ir suprantama, iš bendro PVM supratimo principo, kaip jis yra taikomas. Lietuvos vyriausias administracinis teismas keliose nutartise yra jau paaiškinęs, kad ir naujausiose, kad sprendžiant dėl Lietuvos įmonės pardavėjos pareigos, Lietuvos įmonės ar ne į valstybės biudžetą sumokėti PVM, tokiais atvejais mokesčių administratorius turi vertinti pardavėjo sąžiningumą. Ką reiškia tas sąžiningumas, plati sąvoka, tai yra ar pardavėja žinojo, būdama atidi rūpestinga, kad, ar galėjo žinoti apie įgijėjų sukčiavimą PVM srityje, dalyvavimą į sukčiavimą įtrauktame sandoryje. Akcentuoju, tai kalbame apie tokius atvejus, kai už prekių išsiuntimą ar išgabenimą į kitą ES valstybę yra atsakingas šių prekių įgijėjas. Čia kalbam ne apie gabenimą į trečiasias valstybės, čia kalbam apie ES. Tai teismas išaiškino, kad tuo atveju, kai teisė, kaip savininkui turėti disponuoti atitinkamą prekę ar ne yra perduota įgijėjui tiekimo valstybės narės teritorijoje, turint tikslą vykdyti tiekimą ES viduje, įgijėjas įsipareigoja nugabenti šią prekę į paskirties valstybę narę, tai sąžiningas tiekėjas ar ne negali būti pareigotas sumokėti PVM už šį tiekimą, kai įgijėjas neįvykdo savo pareigos šią prekę išgabenti. Vadinasi, išvada kokia, kad viena aplinkybė, kad atitinkama prekė nebuvo įgijėjo, akcentuoju įgijėjo, faktiškai tai yra fiziškai išvežta iš tiekimo valstybės narės, tai yra Lietuvos į kitą valstybę, savaime nereiškia tiekėjo pareigos sumokėti PVM už tokį tiekimą. Tai reiškia, kad įvykęs prekių tiekimas turi būti vertinamas to tiekėjo sąžiningumo aspektu. Tai pagal tokį Lietuvos vyriausio administracinio teismo naujausius išaiškinimus paskutinių metų, tai jeigu parduotas prekes iš Lietuvos turi išsivežti pirkėjas iš Lietuvos, bet jis tų prekių neišgabeno, tai Lietuvos įmonės pardavėjos dar automatiškai PVM neapsimokestina. Tokiu atveju jau mokesčių administratorius turi nustatyti, ar Lietuvos įmonė pardavėja žinojo, ar galėjo žinoti apie sukčiavimą. Tas pasakymas žinojo ar galėjo žinoti visada kelia klausimų, ką čia reiškia, o čia jau prasideda įrodymų vertinimo dalykas, kur kiekvienus įrodymus
konkrečioje teismų praktikoje galima įvertinti. Tai tiesiog, nepateikus pirkėjų, gal pasakysiu taip, ką čia reiškia, tai praktikoje taip galima apibūdinti, nepateikus pirkėjui, ar ne, būtent pirkėjų išgabenimą įrodančių dokumentų, mokesčių administratorius, paprastai skaičiuodavo pardavėjų PVM. Tai dabar mokesčių administratorius tokiose situacijose pagal Lietuvos vyriausio administracinio teismo praktikas viešai paskelbtas, tokiose situacijose turi vertinti, ar Lietuvos įmonė pardavėja veikia sąžiningai, ėmėsi visų priemonių, kurių gali, kad užtikrintų, jog sudaromi sandoriai nebūtų susiję su sukčiavimu mokesčių srityje. Ir jeigu nustatoma, kad įmonė nesiėmė tokių priemonių, tarkim, nesidomėjo, neturi susirašinėjimo įrodymų, neturi ten sutarčių ir panašiai, tai tokiu atveju, jinai būtų įrodoma kaip nesąžiningai, bet automatiškai apmokestinti ir skaičiuoti PVM jau pagal teismų praktiką kaip ir negalim. Tai, kaip ir tokia iš esmės praktika formuojasi teismuose ir, va čia aš tiesiog iš sutarties esu įdėjęs tą apibendrinimą, kad tiesiog, iki šiol tokiose, kaip aprašyta situacijose, iš esmės būdavo apmokestinimas, dabar atsiranda pareiga įrodyti sąžiningumą, tai yra LUAT pabrėžia, kad 0% taikyme mokesčių administratorius turi vertinti pardavėjo sąžiningumą ir, tokiais atvejais turi vertinti visus dokumentus. Tačiau dar yra labai kitas svarbus dalykas, kad akcentas, ką dar noriu atkreipti dėmesį ir nemaišyti, kitaip yra, jeigu už prekių išsiuntimą ar išgabenimą į kitą valstybę narę yra atsakingas pats prekių tiekėjas. Čia turime irgi kitas Lietuvos vyriausio administracinio teismo nutartis, tiek šių, tiek praėjusių metų. Tiesiog viešai Lietuvos vyriausio administracinio teismo puslapyje ar infolekse galima įvedus raktinius žodžius PVM 0% tarifas paieškoti, tai ten viešai prieinamose paieškose pavyksta rasti, kad, kaip ir LUATas sako, kad jeigu už prekių išsiuntimą ir išgabenimą į kitą valstybę narę yra atsakingas pats prekių tiekėjas, tai tuomet aš suprantu, kad sąžiningumo vertinti jau nereikia. Tai yra, kai atsakinga pati Lietuvos įmonė pardavėja. Tai pagal Lietuvos vyriausio administracinio teismo praktiką ne vieną nutartį, kaip ir galim rasti sakinius, kad tokiu atveju paneigus prekių išsiuntimo ar išgabenimo į kitą valstybę narę, ar ne, nustačius, kad prekės nebuvo išgabentos arba, pateikė asmuo, netinkamus įrodymus su trūkumais ir paneigiama, tai tokiu atveju, tiekėjo sąžiningumas nėra aktualus, sprendžiant dėl jo pareigos sumokėti PVM. Tai kitaip tariant, tokiu atveju mokesčių administratorius, pagal teismus galima suprasti, kad pagristai priims sprendimą, jog tokie tiekimai turėjo būti apmokestinti taikant standartinį PVM tarifą ir tokiu atveju, pareiga, kam sumokėti PVM, tai tenka Lietuvos įmoniai pardavėjai, nevertinant jos sąžiningumo. Kai, dar kartą akcentuoju, už prekių išsiuntimą ir išgabenimą į kitą ES valstybę yra atsakingas pagal sutartį pats prekių tiekėjas. Tai tokia formuojama kaip ir Lietuvos vyriausio administracinio teismo praktika. Dabar visada būna klausimas šitie sąžiningumai, nesąžiningumai, vertinamasis pobūdis, čia advokatai teismuose įvairiai interpretuoja, mokesčių administratorius įvairiai interpretuoja, abi šalis tą, sąžiningumą, nesąžiningumą, kaip sakyta, renka įrodymus viena ar kitai pusiai pagrįsti, bet taip, žiūrint bendrai, tai tiesiog kokie įrodymai gali būti tokie aktualesni, tai taikant 0% PVM tarifą, apmokestinamos prekės tiekiamos kitoje valstybėje narėje PVM mokėtojui,
Tai yra akcentas tas, kad šių prekių tiekėjai nurodė svarbu kitos valstybės narėsiams suteiktą PVM mokėtojo kodą ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę. Ir svarbu, kad šios aplinkybės būtų, tie įrodymai visi pagrįstų šias aplinkybės ir tai yra svarbu neatsižvelgiant į tai, žinoma, kas prekes gabena. Ar ten pirkėjas, ar jo užsakymų trečioji šalis, ar pats prekių tiekėjas. Ir čia atkreipsiu dėmesį, kad gana aiškiai įrodymai yra prašyti esminiai ir viešai prieinamame PVM įstatymo komentaro 49 straipsnė apie tiekimus į kitas valstybės narės, kokius įrodymus privalo turėti PVM mokėtojas, pritaikęs 0 procentų PVM tarifą. Tai ten yra gana paaiškinta, tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, norėdamas taikyti 0 procentų PVM tarifą tiekiamoms prekiams ar ne, PVM mokėtojas įmonė prekių tiekimus kitos valstybės narės PVM mokėtojam turi tinkamai deklaruoti ar ne prekių tiekimo ar paslaugų teikimo ataskaitoje kitas ES valstybės narės. Ir atitinkamai už prekių gabenimą atsakingas tiekėjas, jeigu yra, tai jisai realiai ką jisai turi turėti. Tai jisai turi turėti bent du vienas kitą neprieštaraujančius įrodymus. Kodėl sakau neprieštaraujančius, nes dėja teismų praktikoje, vienas iš atvejų, kada labai dažnai nulį paneiginėja, sako, dokumentai vienas kitam prieštarauja. Tai kokie čia tie dokumentai? Tai kuriuos išdavės dvi skirtingos vienas nuo kito, nuo pardavėjo ar pirkėjo nepriklausančios šalis. Tai konkrečiai kalbam, pavyzdžiui, pasirašytas krovinių vežimo keliais dokumentas, ar ne, arba pranešimas, konosamentas tas taip vadinamas, arba oro krovinio sąskaita faktūra, prekių vežėjo sąskaita faktūra. Tai šie dokumentai yra ir jie neprieštarauja. Arba, turėti vieną iš tokių mano minėtų dokumentų ir šalia to minėto krovinių vežimo keliais pranešimo, konosamento, oro krovinių sąskaitos faktūros, prekių vežėjo sąskaitos faktūros, dar turėti vieną iš tokių įrodymų, kaip pavyzdžiui, draudimo liudijimas susijęs su prekių išsiuntimu, banko dokumentai gali būti, kuriais įrodoma, kad už prekių išsiuntimą ir išgabenimą sumokėta. Gali būti netgi ir oficialūs dokumentai pasitaiko ar ne, ir teismų praktikoje, kuriuos išduoda valdžios institucija, notaras, kuriais patvirtinamas prekių atvykimas į paskirties valstybę narę, netgi tokių būna atveju. Sandėlio savininko išrašytas kvitas, kuriuo iš esmės patvirtinamas prekių sandėliavimas toje valstybėje narėje. Tai šie įrodymai kaip ir turi būti išduoti dviejų skirtingų, vienas nuo kitos, nuo pardavėjo ar pirkėjo nepriklausomų šalių ir vienas kitam neprieštaraujantis. Tai tokiu atveju, jeigu ir kyla klausimų, pateikiami mokesčių administratoriui ir, kaip sakyti, viskas tvarkoj, 0 procentų PVM tarifas taikomas, iš kitos pusės nereikia irgi, kaip sakyti, teikti, kad, tas 0 procentų tarifas yra labai sudėtingai taikomas, mokesčių administratorius pagal teismus galimai tik tai ieško, kaip netaikyti 0 procentų. Tai taip nėra, jeigu pateikiami tokie dokumentai, viskas tvarkoj. Dar, baigiant šitą, komentaro paaiškinimą, kuris viešai irgi prieinamas internete, tai dar gal trumpai baigdamas paminėsiu, kad jeigu už prekių gabenimą atsakingas pirkėjas, nes irgi sakiau, kaip teismai kitose nutartise tai aiškina, jau minėjau, tai tokiu atveju, tiekėjas turi turėti irgi bent du vienas kitam neprieštaraujančius įrodymus. Tai lygiai taip pat tinka tas pats krovinių vežimo keliais dokumentas, pranešimas ar ten prekių vežėjo sąskaita faktūra, jeigu oro, tai oro krovinio sąskaita faktūra, konosamentas. Ir taip pat, be šitų dokumentų dar gali būti, arba bent du tokie mano minėti dokumentai, arba vienas iš jų ir kartu dar, taip pat draudimo liudijimas susijęs su prekių išsiuntimu. Arba, tarkim, sandėlio savininko išrašytas kvitas, vėlgi, kuriuo patvirtinamas prekių sandėliavimas toje valstybėje, būna tokių dokumentų. Gali būti taip pat oficialūs dokumentai, kurios išduoda atitinkamos valdžios institucijos,
arba banko dokumentai, vėlgi, kuriais parodoma, kad, na, už prekių išsiuntimą, išgabenimą yra sumokėta, ar tai matosi. Ir tokie įrodymai vėlgi turi būti išduoti nepriklausomų nuo pirkėjo pardavėjo šalių, bei, na, aktualus yra rašytinis ir pirkėjo, žinoma, patvirtinimas, kuriame nurodyta, čia aš kalbu apie tos atvejus, kai už prekių gabenimą atsakingas pirkėjas. Tai tokiu atveju, na, irgi galima pagal teismų praktiką suprasti ir tai, kad tikrai svarus argumentas, svarbus yra tai, kad pirkėjo ar ne yra patvirtinimas, nu, kuriame tiesiog nurodyta prekių paskirties valstybė narė, patvirtinimo išdavimo data, pirkėjo pavadinimas, adresas, prekių rūšis, kiekis, na, prekių atvykimo vieta ir data, pirkėjo vardu, prekes priimančios asmens tapatybė, kai tai yra aktualu, transporto priemonių tiekimo atveju, tai, na, būtų svarbus ir transporto priemonės identifikacinis numeris. Tai čia daug galima plėtotis, bet dėl riboto laiko, tai tiesiog, na, kam būtų aktualu, tai pirmiausia siūlau pasiskaityti PVM įstatymo 49 straipsnio komentarą, kuriame, manau, na, išsamei aprašyti įrodymų, leidžiančių taikyti 0 procentų PVM tarifo taikymą tiekiamoms prekiams. Tvarka, na, ir iš esmės tai, kaip ir galima manyti, atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kol kas formuojama praktika, nes taip pat ir teismai žiūri tokius įrodymus, tokias aplinkybės. Toliau, kalbant apie 0 procentų PVM tarifo taikymą, tai irgi visai naujos bylos. Na, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, na, vėlgi teismas pakartoja, čia aišku ir senesnėse bylose tas buvo aiškinama, bet ir toliau teismas gan stabiliai laikosi praktikos, kad 0 procentų PVM tarifas yra negalimas, nes prekės buvo išgabentos neaišku kam, nenustatytas realus prekių įgijėjas. Ir čia va teismas, na, kai tokias išvadas padaro, vėlgi pakartoja, kad iš esmės, kad, na, kai PVM sąskaitoje faktūroje yra nurodyti netikrieji įgijėjai, tai teisė į neapmokestinimą PVM gali būti paneigta, bet vėlgi turi būti nustatoma, kad tiekėjas arba jisai pats sukčiavo, pavyzdžiui, tyčia nurodė klaidingus duomenis apie įgijėją, arba žinojo, ar būdamas atidus, rūpestingas, galėjo žinoti, jog įgijėjas sukčiauja ar nežinojo, tarkim, susiję tai asmenys, bendri akcininkai, bet vis tiek sudarė sandorį. Tai vat tokiais atvejais irgi yra paneigiama, na, 0 procentų tarifo taikymas. Dar vieną bylą galiu paminėti irgi naują, na, konkrečiai, pavyzdžiui, na, viešai skelbta. Na, kaip pavyzdys, čia vėlgi, tarkim, kad atitinkamas produktas, na, tarkim, iliustraciniais pavyzdžiais vyksta ten koks nors kuro tiekimai, ar ne, ką tik įregistruotoms, na, pavyzdžiui, kaip pavyzdys Lenkijos įmonėms, ar ten Latvijos įmonėms, na, bet kurią valstybę galim pasirinkti. Ir, tarkim, iš pradžių vienai kelis mėnesius vyko tiekimai, po to kitai. Ir turim teismų praktiką, kur, tarkim, na, nauja teismų praktika, kur sako, kad, na, toje byloje nustatyta, kad įrodymai, kad kuras pateko į kitos ES valstybės akcizinius sandėlius, yra, o kur toliau pėdsakų nėra ir, tarkim, užsienio mokesčių administratorius pateikė informaciją, kad abi įmonės yra priedangos įmonės, realiai nevykdžiusios jokios veiklos, tarkim, jom vadovavo statytiniai asmenys, pati įmonė, Lietuvos įmonė neturi aiškių įrodymų, su kuo bendravo, kam realiai pateikė, tarkim, atitinkamas prekes. Įmonė neturi įrodymų, kad ėmėsi visų reikalingų protingų priemonių. Vėlgi rizika naujai registruotoms kitos ES valstybėms narėms įmonėms iš karto yra vykdomi tiekimai dideliais kiekiais. Va čia teismas irgi akcentuoja, va sako, kaip protingas verslininkas elgtųsi. Tai teismas ne vienoje ir senesnėse ir dabar va šių metų ir 2025 metų bylose akcentuoja, kad, na,
vienas iš tokių pastebėjimų, kad naujai registruotoms įmonėms iš karto vykdomi tiekimai dideliais kiekiais, užsakymai gauti elektroniniu paštu, tarkim, yra kažkoks ten paštas neaiškus, daugiau jokių įrodymų, su kuo bendrauta nėra. Tai Lietuvos vyriausias administracinis teismas tokiose situacijose vėlgi pažymi, kad net jei visos tiekimo ES viduje neapmokestinimo PVM esminės sąlygos nėra įvykdytos, tarsi pasako tokią mintį, kad kaip ir negalima atsisakyti suteikti teisės apmokestinamajam asmeniui, kuris veikia sąžiningai, remiasi visų priemonių, kurių galima pagristai reikalauti, kad įsitikintų ar ne, jog jo sandoris neįtraukia jo į sukčiavimo mokesčių srityje, atimti teisę taikyti 0 procentų PVM tarifą. Tai, kaip ir LVAT nurodė, tarkim, yra tokia byla, įdomesnė pasakysiu, kur, irgi buvo tokie, neaiškus susirašinėjimai, neaiškus tiekimai, kur pagrindė administratorius, kad, aišku, kad įmonė nesiėmė jokių priemonių, tai PVM 0 procentų tarifas buvo paneigtas. Tačiau irgi yra buvę bylų, kur panaši situacija, užsienio administratorius pateikia duomenis, kad tos įmonės, kuriom prekės buvo galimai gabenamos, yra vos ne priedangos įmonės, neveikiančios, tačiau teismas nurodo irgi naujose bylose, kad mokesčių administratorius nenurodė, nepateikė objektyviais duomenimis pagristo vertinimo, kad įmonė akivaizdžiai žinojo ar turėjo žinoti apie tų šalių sukčiavimą. Pavyzdžiui, nevertinami ryšiai tarp įmonės, jos akcininkų, darbuotojų, apskaitą tvarkančių bei kitų susijusių asmenų ir ginčo tiekime dalyvavusių asmenų, pavyzdžiui, vežėjų, kitos ES valstybės narės, akcizais apmokestinamų sandėlių savininkų, kitos ES valstybės narėms įmonėms atstovavusių asmenų, taip pat asmenų, kuriuos, užsienio valstybės mokesčių institucijos įvardino pateiktose dokumentuose. Tai jeigu tokios aplinkybės nėra vertinamos, tai, nesant objektyvių ir akivaizdžių įrodymų, kad apmokestinamasis asmuo žinojo ar turėjo žinoti apie sukčiavimą, 0 procentų PVM tarifas nėra paneigiamas. Tai reiškia, kad, jeigu atliekami yra tokie sandoriai arba jūs dalyvaujat tokiuose sandoriuose ir vis dėlto, yra ryšiai ar ne tarp jūsų įmonės, tarp akcininkų, tarp darbuotojų, apskaitą vedančių asmenų jūsų įmonės ir atitinkamai ginčo tiekime dalyvavusių užsienio įmonių ar ne tų vežėjų, jų sandėlių savininkų, tos užsienio įmonės atstovavusių asmenų tam tikri ryšiai su jūsų įmonės darbuotojais, buhalteriais ar akcininkais ir nustatoma, kad ta užsienio įmonė, vis dėlto yra neaiški, priedangos įmonė, apsimestinė ar tiesiog įsiregistruoja, vėliau užsiregistruoja. Tai čia jau yra rizika, kad jeigu tą mokesčių administratorius nustatys, tai tada jau PVM 0 procentų tarifas bus paneigtas. Tai čia akcentas apačioj, kad nesant tokių aplinkybių, kad dar asmuo, būdamas atidus ir rūpestingas, galėjo matyti požymius, kuriais remiantis būtų galima įtarti pažeidimų ir matydamas tokius požymius nesijėvė veiksmų, kurių būtų galima pagristai iš jo reikalauti, kad įsitikintų sąžiningumu. Tai tokiu atveju, nesant tokių įrodymų, kaip ir 0 procentų PVM tarifas nėra paneigiamas. Tai čia, o jeigu nustato tą mokesčių administratorius mokestiniuose ginčiuose, paprastai tariant, kad yra, tarkim, jūsų ar tos ginčiamos įmonės ryšiai su ta užsienio įmonė, tai tada jau ir įmonė nesidomėjo, neturi ten su aiškių patvirtinimų iš tos užsienio įmonės susirašinėjimų, sutarčių, sąskaitų faktūrų, banko sumokėjimo dokumentų ir panašiai. Tokiu atveju jau 0 procentų PVM tarifas gali būti paneigiamas. Ir čia papildomai paminėsiu dar dėl nulio, kad Lietuvos vyriausias administracinis teismas yra nurodęs, kad vadovaujantis nuoseklia ir ES teisingumo teismo praktika,
prekių tiekimas Europos Sąjungoje neapmokestinamas tik jeigu teisė kaip savininkui, disponuoti preke yra perduota įsigyjančiam asmeniui, o atitinkamai, tiekėjas nustato, kad ši prekė buvo išsiųsta ir išgabenta į kitą valstybę. Tokiu atveju, iš esmės PVM nulis taikomas ir dar nustatoma, kad po išsiuntimo ar išgabenimo, žinoma, prekės fiziškai nebėra tiekimo valstybėje. Ir, čia ir direktyva yra PVM cituojama, kad, iš esmės pirkėjas turi būti apmokestinamasis asmuo, veikiantis kaip toks kitoje valstybėje narėje ir realiai suprantama prekės išgabentos, išsiųstos iš valstybės. Tai, galima sakyti taip, kad išskyrus sąlygas susijusias su apmokestinamojo asmens statusu, žinoma, teise disponuoti turtų tampant jo savininkų perleidimu ir fizinių prekių išgabenimu iš vienos valstybės narės į kitą, neturėtų būti, kaip ir pagal teismus taikoma jokia kita sąlyga tam, kad sandoris, būtų kvalifikuojamas kaip tiekimas Europos Sąjungos viduje ar būtų taikomas 0 procentų tarifas. Bet klausimas lieka probleminis, vis tiek iš teismų praktikos gal taip iki galo kyla klausimų. Jeigu, pavyzdžiui, nustatyta, kad prekes gavo ne, tarkim, nurodyta užsienio įmonė, o nenustatyti asmenys. Tai ar pagal minėtą, tiek Teisingumo teismo praktika, tiek Lietuvos vyriausio administracinio teismo praktika, tai nereiškia, kad pirkėjas nėra apmokestinamasis asmuo, kadangi jis nežinomas. Tai jeigu nežinomas, tai matyt, 0 procentų PVM tarifas neturėtų būti taikomas. Tai čia vėlgi, kol kas gal tokio aiškaus atsakymo išskaityti ir, vienareikšmiško nebūtų drąsiai galima iš teismų praktikos, bet tikrai, šitas klausimas gali būti keliamas. Tai, atitinkamai vėlgi, žiūrint ir kitas naujausias teismų praktikas, vis tiek dar galiu pakartoti, kad linkme kaip įrodinėjamas nesąžiningumas, tai esmė, kad, jeigu mokesčių administratorius paneiginėja 0 procentų PVM tarifo taikymą, tai svarbu, kad nurodytų vertintų ryšius tarp įmonės ar ne taip tarp pačio pareiškėjo, kuris inicijuoja mokestinį ginčą ir taiko 0 procentų PVM tarifą, tai yra jo akcininkų, darbuotojų, apskaitą tvarkančių bei kitų susijusių asmenų ir atitinkamame tiekime dalyvavusių asmenų. Tai yra vežėjų, užsienio įmonės, tų, tarkim, sandėlių savininkų, užsienio įmonės atstovavusių asmenų, taip pat, tarkim, asmenų, kurios ir užsienio mokesčių administratoriaus institucijos įvardina pateiktose dokumentuose. Tai, praktikoje paprastai neretai tokių ryšių nebūna. Tai čia vėlgi klausimas, tai jeigu tokių ryšių nėra, tai ar automatiškai galima taikyti 0 procentų PVM tarifą? Matyt, irgi taip negalima labai drąsiai sakyti, bet tai vis tiek jau yra pagrindas, ką, pasako teismai, nes, dar viena yra tokia, nutartis, irgi visai šviežia, kur Lietuvos vyriausias administracinis teismas nurodė, kad sprendžiant dėl įmonės pareigos sumokėti PVM už tiekimus, svarbu vėlgi akcentuoti, kad teisės kaip savininkams disponuoti ginčo prekėmis buvo perduotos įgijėjams Lietuvoje ir būtent tie įgijėjai Lietuvoje įsipareigojo nugabenti prekes į kitą valstybę narę. Tai tuo atveju, teismas sako, kad kai teisė kaip savininkui disponuoti atitinkama preke yra perduota įgijėjui ar ne, tiekimo valstybėje narėje, teritorijoje, tai yra Lietuvoje, turint tikslą vykdyti tiekimą į kitą ES valstybę, tai, čia įgijėjas įsipareigoja nugabenti šią prekę į paskirties valstybę, tai sąžiningas tiekėjas, negali būti pareigotas sumokėti PVM už šį tiekimą, jeigu įgijėjas neįvykdo savo pareigos šią prekę išgabenti. Tai, kaip ir minėjau, kad, LUVAT vėlgi tokį išaiškinimą pateikia, nurodo
ir, na, kaip ir pagal teismus, na, tokiu atveju pakanka, kad sąžiningas tiekėjas pateiktų įrodymus iš pirmo žvilgsnio patvirtinančius jo teisę būti, na, atleistam nuo PVM, tai yra taikyti 0 procentų PVM tarifą. Tai, na, įvairių tų bylų būna. Pavyzdžiui, yra buvusi byla, kai, tarkim, na, įgijėjai, kuriems teisė disponuoti prekiamis kaip savininkams buvo perduota Lietuvoje, įsipareigojo išgabenti šias prekes į kitą valstybę ir, na, mokesčių administratoriui nustačius, kad tiekiamos prekės nebuvo išgabentos, na, iš šalies 0 procentų PVM tarifą paneiginėjo ir vėlgi teismas, kaip sakiau, nustatė, kad turi būti nustatomas tiekėjo sąžiningumas. Yra dar tokia buvusi įdomi byla, kai, na, asmuo užsiima tam tikrą prekybą, fizinis asmuo yra įregistruotas PVM mokėtojų, pardavė atitinkamas prekes, na, tarkim, Estijos įmonėms, išgabeno savo transportu, pritaikė 0 procentų PVM tarifą, tačiau buvo gauti, nu, tarkim, Estijos, kaip iliustracinis pavyzdys, mokesčių administratoriaus atsakymai ir visos įmonės paaiškino, kad iš tokio mokėtojo nieko nepirko, jo nepažįsta, antspaudas PVM sąskaitose faktūrose yra ne jų ir apskritai nurodyti asmenys niekada pas juos nedirbo. Tai, na, yra tokia buvusi byla, tai vėlgi, žinoma, teismas, na, netaikė 0 procentų PVM tarifo, vėlgi buvo nurodyti motyvai, kad, na, turi būti vertinama iš tikrųjų, ar čia iš vis tos prekės buvo išgabentos ir, na, jeigu realiai tos prekės net ir nebuvo išgabentos ir, na, akivaizdus yra įrodymai, tai PVM 0 procentų tarifas netaikomas. Vis dėlto, vėlgi, LVAT nuomonė, automatiškai vėlgi vien tik tai užsienio administratoriaus tam tikra pateikta bloga informacija apie tai, kad, na, užsienio įgijėjai yra, na, galimai tokių prekių neįsigyja, tačiau prekės, na, yra įrodymai nepaneigti, kad prekės fiziškai išgabentos, vėlgi pagal teismų praktiką 0 procentų PVM tarifo automatiškai nepanaikina pagal teismų praktiką. Ir kadangi turim ribotą laiką, na, nulinis tarifas taip jisai kelia nemažai klausimų. Kitas PVM klausimas tai yra atskaitos ribojimas. Dar kalbant apie atskaitos ribojimą, čia jau trumpiau paminėsiu, kad, na, yra irgi įdomių Lietuvos vyriausio administracinio teismo naujų bylų. Nu, pavyzdžiui, situacija, kai bendroviai PVM atskaitai traukia pirkimo PVM, tarkim, už butą, kurio kelis metus nenaudojo PVM apmokestinamai veiklai, nes, pavyzdžiui, nuomojo fiziniam asmeniui be PVM. Tai Lietuvos vyriausias administracinis teismas, na, pasakė, kad, na, atitinkamai byloj nebuvo surinkta objektyvių įrodymų, jog su ginčo ilgalaikio turto įsigijimu, na, susijusio pirkimo PVM atskaitos momentų įmonė neketino šio turto naudoti savo apmokestinamoje veikloje. Tai, na, jeigu nebuvo surinkta įrodymų, kad įmonė neketino naudoti apmokestinamoje veikloje, tai, na, įdomi byla, PVM atskaita buvo leista. Skaidrėse čia pateiktos, na, irgi galima susipažinti įvairios situacijos, kokios faktinės aplinkybės paneigia teisę į pirkimo PVM atskaitą. Tai, pavyzdžiui, na, jeigu sukčiavimas PVM, na, asmuo žinojo ar turėjo galimybę žinoti, kad dalyvauja sukčiavime, atitinkamai, vat, kas tą parodo, tai, pavyzdžiui, na, įmonės veikia kaip dingę prekeiviai, klastojo dokumentus, nustatoma, kad įmonių vardu veikia nenustatyti asmenys, išrašytose PVM sąskaitose faktūrose, na, išskirto PVM deklaracijose nedeklaravo ir tą, tarkim, asmuo, kuris nori taikyti PVM atskaitą, žinojo, tai tokios aplinkybės paneigia atskaitą. Taip pat, na, irgi turime teismų sprendimų, kur, na, aplinkybė, kad buhalterinės apskaitos dokumentai, kuriais grindžiama teisė PVM atskaita, neatspindi tikrojo ūkinės operacijos turinio, tai irgi leidžia teigti, kad, na, asmuo
tokiais dokumentais remdamasis bei tokiais duomenimis, iš esmės negali turėti PVM atskaitos ir šalia to negali pripažinti ir pelno mokestį mažinančių sąnaudų. Tai čia dar teismas papildė šalia PVM ir dėl pelno mokesčio irgi aktualus išaiškinimas, kad tokiu atveju, įmonė analogiškai kaip įrodinėdama savo teisę į PVM atskaitą pagal PVM sąskaitas faktūras, ar ne, turi pateikti įrodymus, kurie suteikia teisę ir sąnaudas, į sąnaudų nurašymą, įsigytų prekių atitinkamai rūšį, kiekį, vertę, prie atitinkamą sumą priskirti leidžiamiems atskaitimams pelno mokesčio prasme. Tai atitinkamai teismas pasisakė, kad vėlgi PVM atskaitos klausimas turi įtakos ir sąnaudoms. Tai jeigu ūkinės operacijos apskritai realiai neįvyko, tai vėlgi teismas vėlgi vertina konkrečias aplinkybės ir pasisako, kad PVM atskaita yra negalima. Ir čia pateikiau pavyzdžius vėlgi, kai PVM sąskaitoje faktūroje, kai prekes priėmęs asmuo yra nenurodytas iš vis, yra tik jo parašas, apskaitoje buhalterinėje yra apskaityta, kad tarkim už įsigytas prekes pareiškėjas atsiskaitė grynais pinigais, iš pareiškėjo, tarkim, pusės iš įmonės atsiskaitė vadybininkas, gautus pinigus, kaip vadybininkas įnešė į kasą, tarsi paaiškina, bet tai patvirtinančių dokumentų nėra. Ir, tarkim, būna irgi mokestiniuose ginčiuose, bylose situacijos, kai pagal apskaitos dokumentus atsiskaitimui panaudota fizinio asmens vardu įnešta paskola, bet tarkim paaiškinime nurodoma, kad fizinio asmens pinigų neskolino, atitinkamai kiti dokumentai irgi rodo prieštaringumą ir tokiu atveju PVM atskaita yra paneigiama. Pavyzdžiui, pirminėje PVM deklaracijoje, PVM apmokestinamų tiekimų, taip pat ir kitose PVM sąskaitose faktūrose buvo įforminti tiekimai, tačiau jie nedeklaruoti. Arba didžiosios knygos įrašai patvirtina, kad prekių, kurios, tarkim, nurodomos PVM sąskaitose faktūrose, įmonė apskritai net neturėjo. Tai irgi dažnai mokesčių administratorius vertina tokias situacijas ir, ką matome irgi teismų praktikoje, tai teismas apibendrinamas pasako, kad paneigiama teisė PVM atskaita, jeigu sandoriai, kuriais grindžiama ši teisė, sudaromi piktnaudžiaujant, pats asmuo sukčiauja, arba įrodoma, kad pirkėjas žinojo, galėjo žinoti, kad dalyvauja tokiame sukčiavimo sandoryje. Tai tokiais atvejais, vėlgi, PVM atskaita yra paneigiama ir tik dar priminsiu, kad Lietuvos vyriausias administracinis teismas irgi yra ne kartą išaiškinęs, kad vien pardavimo PVM nesumokėjimo į biudžetą faktas dar pats savaime negali būti pagrindu apriboti pirkėjo teisę į PVM atskaitą. Ir čia gal naujausioje irgi naujoje teismų praktikoje, bet pasigilinus ir seniau iš esmės teismas to gan nuosekliai laikėsi, kad klausimas ar už ankstesnius arba vėlesnius atitinkamų prekių pardavimo sandorius, tas mokėtinas PVMas buvo sumokėtas valstybei, neturi reikšmės asmens teisė atskaityti sumokėtą pirkimo PVMą, nes teismas sako, kad norint paneigti teisę į PVM atskaitą, argumentuojant tuo, kad ar ne asmuo nori pasinaudoti PVM atskaitos teisę, turėjo žinoti, kad jis įsigydamas prekes dalyvauja sandorėje susijusiame su sukčiavimu. Tai čia privalu įrodyti, kad prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas sukčiavo PVM, kad prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sandoris yra susijęs su sukčiavimu, ar kad asmuo siekiantis pasinaudoti PVM atskaita, jisai elgiasi nesąžiningai, tampa, tarkim, sukčiaujančio pardavėjo bendrininku ar panašiai, tai, kaip teismai sako, nesuderinama su ES teise, PVM direktyvomis, ir žinoma PVM įstatymu. Todėl tokiais atvejais tokios asmens PVM atskaita gali būti paneigta. Tai, teismas tarsi taip ir apibendrina, kad teisė į PVM atskaitą, kai egzistuoja visos sąlygos jie atsirasti, tai gali būti nesuteikta tuo atveju, jeigu,
asmuo realiai dalyvauja sukčiavime, pats sukčiauja arba žino apie sukčiavimą. Todėl čia tas dar kartą teismas primena ir ankstesnius išaiškinimus, kad vien pardavimo PVM nesumokėjimas į biudžetą dar negali būti pagrindo apriboti pirkėjo teisę į PVM atskaitą. Tai tą teismas pasako ir naujose bylose. Tokie aktualūs klausimai, yra daugiau specifinių irgi išaiškinimų, bet didžiai auditorijai vis tiek pagrindinis yra 0% tarifo taikymas ir PVM atskaitos klausimas. Čia aš tik dar pastebėsiu tokį dalyką, čia aš kalbėjau apie išgabenimą į ES dėl nulinio, bet atviras klausimas lieka, nes nelabai yra teismų praktika susiformavusi, jeigu prekės išgabenamos į trečiasias valstybės. Tai lygiai tokia pati koncepcija taikoma kaip ir dėl sąžiningumo, kaip ir į kitas ES valstybės narės ar ne. Tai va čia ateičiai kitiems mokymams, galbūt būtų irgi tikslinga atrasti, paieškoti tokių teismo nutarčių, nes kol kas dėja pasigendama praktikoje dar nėra išplėtota praktika ir dėl trečiųjų valstybių ir kaip ten taikomas sąžiningumas. Tai dabar kalbant apie pelno mokestį, tai čia tradiciškai sąnaudų priskirimas leidžiamiems atskaitimams yra irgi nauja irgi praktika. Tai vėlgi teismas dar kartą akcentuoja, kad vis tiek sąnaudos yra leidžiami atskaitimai realiai tada, kada yra susijusios su įmonės įprastinė veikla. Ir dar kartą akcentuosiu, tas kaip ir sąlygos žinomos, ar ne, kad sąnaudos faktiškai turi būti patirtos susijusios su įmonės ekonominė nauda, realiai patirtos įprastinės. Tačiau Lietuvos vyriausias administracinis teismas dar kiek pagilina aiškinimus, kad tai vis dėlto tos sąnaudos yra skirtos įmoniai kaip juridiniam asmeniui ar jos akcininkui. Tai čia neinant jau individualias detalės, nes individualūs ginčai kai kur yra, žinot, konkrečių įmonių faktinės aplinkybės, bet gal toks bendras principas, kad tiesiog savo atsakyti, priskiriant tam tikras sąnaudas pelno mokesčio prasme leidžiamiems atskaitimams savo, tai buhalteriui, įmonės vadovui, darbuotojams. Tai vis dėlto ar įmonės tokios išlaidos yra skirtos įmonės akcininko geroviai, ar akcininko giminaičiams, ar vis dėlto atitinkamos sąnaudos yra skirtos įmonės pajamoms uždirbti. Tai jeigu įmonės pajamoms uždirbti ir tą klausimą drąsiai galite atsakyti ir įrodyti, klausimų nėra, sąnaudos leidžiami atskaitimai pelno mokestį. Vis dėlto, jeigu realiai tos sąnaudos yra skirtos akcininkų naudai, bet padaroma taip, kad padedama po įmonę ir atrodytų, kad tai įmonė. Tai atsakymas yra koks, tokios sąnaudos yra neleidžiami atskaitimai. Ir vėlgi, teismuose tai yra įrodinėjama kartais sudėtingai, kartais lengviau. Aš gal paminėsiu čia mokestiniai nuostoliai, vėlgi aktualus klausimas, turi kai kurios įmonės ir iš viešai prieinamų skaitomų straipsnių, kad mokestinių nuostolių atskaitimas yra aktualus. Tai galima pažymėti, kad tokia Lietuvos vyriausio administracinio teismo nutartis visai nauja, nesena buvo įdomi, kur teismas, vėlgi apskritai primena, kad šiaip pagal įstatymą, tas išeina iš įstatymo, įmonė turi atskirti, ar jos yra mokestiniai nuostoliai iš vertybinių popierių ir finansinės veiklos, ar jos mokestiniai nuostoliai yra iš jos kitos įprastinės veiklos, tarkim, kuriai kaip pagrindinė vykdo ten didmeninė, mažmeninė prekyba ir panašiai, ir tokius nuostolius atskaitinėti atskirai, tas išplaukia ir iš įstatymo. Kitas dalykas, ką teismas pasako, tai, kad nuostoliai pripažinimas reikalauja perimti, perduoti tik tokius nuostolius, kurie realūs, pagristi deklaracija ir gan formalūs reikalavimai yra keliami, kad už apskaitos dokumentai ir deklaracijos, jeigu perimama, pavyzdžiui, iš kitos įmonės nuostoliai, tai jie turi būti deklaruoti visų įmonių deklaracijose ir nurodyti ir matyti apskaitos dokumentuose. Šiek tiek paaiškinu detaliau, ką čia pasakiau, tai
Na, pavyzdžiui, buvo mokestinis ginčas, kuriame įmonė ar ne metinė PVM pelno, atsiprašau, mokesčio deklaracijoje apskaičiavo pelną ir jį sumažino iš motininės įmonės perimta mokestinių nuostolių suma. Ir nuostoliams pagrįsti buvo pateiktas susitarimas dėl, na, tarkim, tos motininės įmonės nuostolių perdavimo. Ir, na, tarkim, yra nustatoma, kad ta motininė įmonė tokių nuostolių realiai nebuvo apskaičiavusi, nes nepateikė savo metinės pelno mokesčio deklaracijos. Čia kalbu apie PLN 204 formą, kurią turi teikti įmonė. Ir jinai nebuvo deklaravusi mokestinio rezultato. Tarkim, vėliau ta įmonė yra išregistruojama iš juridinių asmenų registro, bet tai nepaneigia jos pareigos pateikti pelno mokesčio deklaraciją. Na, tarkim, nustatoma, kad įmonė nepateikė ir finansinės apskaitomybės dokumentų, na, iš kurių į metinę pelno mokesčio deklaraciją, žinoma, yra perkeliama nuostolių prieš apmokestinimą suma. Tai čia atkreipsiu dėmesį, kad netgi, na, šiaip žiniai ir bankrutuojanti įmonė pagal mokesčio administravimo įstatymą 78 straipsnį nėra atleista nuo deklaracijų mokesčių inspekcijai pateikimo, todėl deklaracijos turi būti pateiktos, o, na, tarkim, mokestinėme ginče buvo nustatyta, kad nebuvo pateiktos metinės deklaracijos, todėl tas susitarimas dėl mokestinių nuostolių perdavimo, na, toks dokumentas kaip sutartis, susitarimas, kurio bandė grįsti nuostolių paėmimą iš kitos įmonės, na, teismas pasakė, kad jie yra perduoti nepagristai. Ir teismas pažymėjo, kad vėlgi juridinis asmuo, pradėjus jo bankroto arba, pavyzdžiui, restruktūrizavimo procedūrą, čia teismas akcentuoja, kad pagal mokesčio administravimo įstatymą 78 straipsnį įmonė privalo pateikti mokesčio deklaracijas. Tai teismas pažymina, kad tai yra svarbu, kad nuostoliai būtų deklaruoti. Na ir pabaigai dėl pajamų mokesčio, tai vėlgi įvairūs ginčai vyksta dėl įsigijimo kainos, dėl pajamų pripažinimo grynaisiais pinigais. Tai teismas sako, kad civilinio teisinio pobūdžio sutartis dėl atitinkamų lėšų gavimo gyventojų pajamų mokesčio prasme nėra pirminis tiesioginis įrodymas, kuris neginčiamai patvirtina lėšų gavimo faktą. Ir teismas patvirtina, kad tokio pobūdžio sutartis tik sudaro prielaidas, kad pajamos gautos, tačiau realiai to neįrodo, jeigu yra tik sutartis, vien tik sutarties neužtenka, turėtų būti bankiniai pavedimai, jeigu grynieji pinigai, tačiau mokėtojo yra rizika. Taip pat čia toliau yra įvairūs išaiškinimai, kad, na, mokesčio administratorius turi įrodyti, kad asmuo negavo lėšų pagal nurodomus sandorius, kad jų kilmė yra vėlgi kitokia, tai tą atitinkamai įrodinėja ir mokesčio administratorius. Na ir dar kartą teismas akcentuoja, kad jeigu asmuo pasirenka pajamas gauti grynaisiais pinigais, dėl ko toks pajamų faktas nėra fiksuojamas banko išrašuose, tai šių pajamų nedeklaruodamas asmuo prisima visą riziką dėl jam tenkančios įrodinėjimo naštos. Tai yra, jeigu jisai neįrodys, bus laikoma, kad jisai tų pajamų ir neturi. Ir vėlgi, na, įrodymai vertinami atsižvelgiant į visą visumą, jeigu yra prieštaraujantis dokumentai, tai jie vertinami, na, atitinkamai mokėtojo nenaudai. Ir dar teismas, na, yra irgi apie skaičiuojant pajamų mokestį, kada iš, na, pardavimo kainos reikia atimti įsigijimo kainą, ar ne, ir už skirtumą yra skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis, tai, na, teismas yra išaiškinęs, kad leidžiama atimti, na, iš pardavimo kainos tik tai tas sumas, kurios turi visus apskaitos dokumentus ir ir yra pareiga mokėtojui turėti dokumentus, iš kurių galima nustatyti ūkinės operacijos turinį. Jeigu asmuo neturi tokių dokumentų, jisai mažinti pardavimo kainos negali. Na ir atitinkamai dar yra kelios bylos, kur teismas paneigia, vėlgi vertina gan griežtai
Pavyzdžiui, asmens teisę pasinaudoti lengvata į gyvenamo būsto pardavimą. Na, žinoma, jeigu gyvenamajame būste deklaruota gyvenamoji vieta 2 metus arba ilgiau, arba net nedeklaruota 2 metus trumpiau, tačiau parduodamas įsigyjamas kitas gyvenamasis būstas, GPM neapmokestinama, tačiau byloje nustatyta, kad asmuo formaliai deklaravo gyvenamą vietą ir realiai statė butus pardavimui, na, vykdė verslą. Tai tokiu atveju GPM lengvata yra negalima ir čia teismas, na, šiuose bylose, bet išsamei skaidrėse parašyta, pateikė aiškinimus, kaip jisai tai vertino ir kaip tą nustatė. Tai pačiai pabaigai paminėsiu, kad vėlgi įrodymai ir įrodinėjimas mokestiniuose ginčiuose, tai pirmiausia, mokesčios administratorius privalo pagrįsti mokėtojų apskaičiuotas sumas, tai tiek VMI ar muitinė apskaičiuodama mokesčius, na, visą laiką įvertina savo surinktus duomenis, atitinkamai siekiant, kad pareiga būtų, na, padalinta vienodai, vėliau mokesčių mokėtojas, jeigu nesutinka, jis jau privalo pateikti savo dokumentus, na, kuriais, tarkim, paneigia mokesčių administratoriaus poziciją. Tai, na, vadinasi, nesutinkant su mokesčių administratoriaus sumomis mokesčių mokėtojas, teikdamas pastabas, pavyzdžiui, dėl duomenų turi pateikti visus dokumentus ar įrodymus, kurie galėtų paneigti mokesčių administratoriaus apskaičiavimus. Ta pasako teismas ir teismas dar, na, pateikia tokius išaiškinimus, kad gali būti tiesioginiai ir netiesioginiai įrodymai. Tiesioginiai įrodymai tai yra kaip, na, konkretus įrodinėjimo dalykas, kuris tiesioginį ryšį parodo, nu, pavyzdžiui, banko išrašai. Tiesioginiai banko išrašai, kurie rodo pinigų pervedimus, o netiesioginiai, kurie, na, realiai pagrindžia įrodinėjimo dalykų nepriklausančius faktus, kurie, na, gali turėti įtakos. Pavyzdžiui, ten įmonės paaiškinimai, susirašinėjimas, kaip minėjau, dėl PVM 0% tarifo taikymo, prekių užsakymai ir panašiai. Tai trumpai tokie kol kas, na, kai kurie, žinoma, ne visi aktualūs klausimai iš mokestinių ginčų. Aš savo pristatymą baigiu, dėkoju už skirtą laiką. Na ir dėl klausimų, tai greitai perbėgsiu, tai taip, praktikoje yra buvę, kad pavyzdžiui notaro patvirtintas prekių atvežimas, tai yra tekę matyti netgi ir teismų praktikoje, kur vienu atveju buvo paminėtas toksai dokumentas. Tai retai, sutinku retai, bet tikrai kartais pasitaiko ir tokių dokumentų. Bet žinoma, čia aš tik tai paminėjau kaip vieną iš pavyzdžių, nebūtinai tokie dokumentai turi būti. Realiai dokumentų patvirtinimą dėl PVM 0%, na, jau baigėsi laikas, bet kaip minėjau, tai realiai yra, na, tie dokumentai, kurie, na, yra išvardinti PVM įstatymo komentare, su kuriais galima susipažinti. Tai yra, na, pagrinde tai yra pardavėjo, pirkėjo, na, nuo jų nepriklausančių šalių pasirašytas krovinio vežimo dokumentas, konosamentas gali būti krovinio sąskaita faktūra, prekių vežėjo sąskaita faktūra, sandėlio savininko išrašytas kvitas, kuriuo, na, patvirtinamas sandėliavimas ar ne. Tai gali būti banko dokumentai, kuriais rodomas, na, atitinkamai prekių išsiuntimas, išgabenimo sumokėjimas, draudimo liudijimas susijęs su prekių išsiuntimu, na, visi tokie dokumentai, plus susirašinėjimai su šalimis, paštai, dokumentai, kurie įrodo, kad, na, tam, kam išsiųsta egzistuoja, tų asmenų oficialūs vardai, pavardės, spauda ir patvirtinimai. Tai visi tokie dokumentai, jų visuma. Tai čia nereikia 10 dokumentų, kaip sakiau, pagal PVM įstatymo komentarą užtenka, kad, na, keli dokumentai vienas kitam neprieštaraujantis būtų išduoti. Ir taip, kitas dar trumpai klausimas, kokia administratoriaus praktika dėl pirkimo PVM atskaitos, kuomet turtas perkamas kaip pasyvi investicija, planuojama, jog turto vertė išaugs ir turtą būtų galima realizuoti ar galima pirkimo PVM atskaita pirkimo momentu. Tai taip, iš esmės pagal teismų praktiką, Lietuvos vyriausio administracinio teismo praktiką, šiandien kaip galiu komentuoti tik tai teismų praktiką, išskaityčiau, kad, na, jeigu yra ketinimas ir realiai
tą investiciją galima susieti, pagrįsti su įmonės ekonominė veikla, PVM atskaita galėtų būti, bet vėlgi tradiciškai, konkrečia situacija, jeigu yra individuali, tai būtų tikslinga kreiptis ir gauti oficialų mokesčių administratoriaus išaiškinimą. Bet jeigu tą investiciją galima grįsti su įmonės pagrindinė ekonominė veikla, kaip būsimuoju sandoriu, tai pagal ES teisingumo teismo praktiką prielaida PVM atskaitai kaip ir būtų galima. Tai čia taip bendrai teoriškai, nežinant konkrečių aplinkybių. Tai dėkui už kelis klausimus ir aš savo pristatymą ir kalbą baigiu. Dėkui. Ačiū labai, Martynai. Nebejoju, kad webinaras buvo itin naudingas visiems ir dėkoju dalyviam šitaip gausiai prisijungusiems šiandieną. Ir labai kviečiu registruotis į artėjančius webinarus, kurių turime suplanavę ir su Martynu. Tai dėkoju dar kartelį visiems, dėkoju Martynai ir palinkėsiu visiems gražios dienos. Iki sekančių kartų.